Taip, dabar jūs iškviestas dėl to, kad paminėta policija. Jo, ten buvo apskūsta, nes buvo tikslas, ta prasme, atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra absurdas, nes iš esmės, kaip ir dabar, pavyzdžiui, paėmus mano gimimo liudijimą, ant jo yra ta tarybinė simbolika, ar ne? Tai dabar jisai dokumentas ar ne? Ar man jau reikia bijoti įrodyti kažkam? Tai pirmas dalykas. Gal viešai nedemonstruokit tada jau. Bet tai yra dokumentas. Tai nereikia savo dokumento demonstruoti. Jo, bet viršelį aš galiu parodyti. Ar dabar man, pavyzdžiui, nueiti kažkur, tai kad jeigu kažkur aš pateiksiu gimimo liudijimą, tai man dar... Jeigu pateiksit, nu. Bet ir šiaip pateiksiu. Bet kalba eina apie demonstravimą. Demonstravimas tai yra kas? Tada pabandykim pasiaiškinti. Demonstravimas tai yra tikriausiai, kada tu tenkės kažkam tai kažką tai parodyti. Kažkur tai viešoje erdvėje. O dabar pradedant nuo to, kad socialiniai tinklai. Kiek aš esu gavęs iš policijos atsakymų, kada buvo man grasinama ir, ta prasme, ir tiesiogiai mano šeimai, Facebook'e ir TikTok'e, ir tarpu šią dieną yra grasinama, nu ir ką, ir ta prasme, ir policijos atsakymų oficialų raštų turiu e-mailą, jog Facebook'as yra ne jų jurisdikcijoje, kaip ir TikTok'as. Reiškia, ta prasme, dabar kaip ir klausimas būtų, tai Facebook'as yra policijos jurisdikcijoje ar ne? Nu, be abejo, ne. Tai tada, kaip čia taip gaunasi, kada prieš mane daromi nusikaltimai, tai tada lieka nenubausti žmonės, o kada jau aš paimu ir stengiuosi atkreipti dėmesį, tada... Mačiate, jūs labai daug visų dalykus ne visi čia... Sumaišot į vieną bliūdą, išmaišot košį ir bandot gauti kažkokią teisybę, ne? Ne, čia neteisybė, čia bandymas. Jeigu dabar pradėsim nuo to, kad grasino, ne? Nu ir kas nutiko? Gyvas sveikas, matau. O dabar kas nutiko? Matau, gyvas sveikas. Nemaišykit. Jo. Imam iš to bliūdo po vieną kąsnį. Gyvas sveikas. Taip. Nu, išskyrus puslės ant piršto. Nu, tai realus grasinimas. Taip, realus grasinimas. Lygiai toks pat kaip ir šitas. Realus, bet jis neveiksmingas. Jo. Tai nėra realus. Jo. Pirma. Antra, taip mes negalim nurodyti Facebook'ui, ištrinti ar neištrinti kito. Nu, kaip pats turbūt suprantat. Ne Lietuvoje registruota. Ne Lietuvoje registruota. Tai va. Antra, vieša erdvė. Lietuvoje čia vieša erdvė yra Lietuvos. Bet jeigu ne Lietuvoje registruota, tai ne Lietuvos. Lietuvoje vieša erdvė. Nu, tai jums prancūzai nebaudžia už tai. Amerikiečiai nebaudžia. Tai lietuviai negali baust, gali baust airiai. Gali būti. Tai... Gal airiai, gal jie kitokį įstatymą turės. Užblokuos jūs ar dar ką. Aš nežinau, ką airiai, ką jie... Čia airių reikia klausti, aš nežinau airių įstatymą. Tai jūs viešoje erdvėje Lietuvoje skleidėte ženklus, kurie... Ne Lietuvoje, airijoje. Airija pretenzijų jums išreikš, aš nežinau, tai čia jums jau su airiais spręsi, o mes Lietuvoje išreiškė... Ir kur tas nusikaltimo esmė, nes iš esmės kam padaryti ir kokia žala ir kas nukentėjo nuo to? Statymas, aš kiek suprantu... Lietuvai padaryta žala. Ne Lietuvoje. Lietuvoje? Nu, ne Lietuvoje, jūs ką tik pats pasakėt, kad Facebook'as nėra Lietuvos policijos jurisdikcija. Vieša erdvė. Vieša erdvė transliavot... Airijos vieša erdvė. Ne Lietuvos. Nu, kai būsit Airijoje, tada galėsite. Tai, bet klausykit. Kai sėdėsit Airijoje, galėsite ten aiškinti Airijos pareigūnus. Bet žiūrėkit, ar tai yra logiška, kad man draudžiama demonstruoti savo dokumentą? Tai nėra, tai yra absurdas. Nu, aš apie jūsų dokumentą dar nežinau. Tai aš jums sakau. Kai pademonstruosis dokumentą, tada spręs... Toliau. Klausyk, kai demonstruosis savo dokumentą, spręs atskirai. Supratau. Mes dabar apie tai nekalbam. O tai mes apie ką kalbam? Dabar kalbam apie tarybinę simboliką. Tai kas yra ant mano dokumento? Pjautuvo ir kūjo. Tai aš jums tą ir sakau. Ant mano asmens dokumento yra pjautuvas ir kūjis. Tai jūs sakot, aš nemačiau, aš jums sakau, pateikiu informaciją. Gerai, jūs savo paaiškinimą jūs sutinkat, kad demonstravot. Aš sutinku, kad buvo panaudoti logotipai iš programėlės. Kažkokią atskirą paaiškinimą parašyti tai. Galiu parašyti. Kur buvo panaudoti leidžiami programėlės logotipai. Aš prisiminsiu rašymą su kutinuku. Tai labai daug galite rašyti, tik tai, nes vis tiek čia paaiškinimas yra ne absoliučiai apie viską, bet apie tą pažeidimą. Jeigu taip įvardinti pažeidimą, tai jeigu jūs mintinai neatsimenat, bet gal ir žinot. Tiksliai žinokit, nežinau, nes ten tų kontento daug yra. Tai atsimenu vieną, kur tik tokia buvo padarytas, ta prasme...
Su TikToko programėlė buvo padarytas video ir uždėti 3 ženkliukai apačioj. Ar ne tas? Ja. Tas, ar ne? Aš galėsiu parodyti, tenai Trys ir galiu supažinti. Taip, 524. O. Dalis. Aš žinau, kad visko neperskaitau. Nesvarbu, nes. Nu, bet. Nes kuo toliau, tuo geriau matau. Paskutiniu metu. Jo, pratau šitą viską. O tą patį klipukų nuotrauką turit, pasakysiu, ar apie tą kalbam, ar ne? Čia aš kaip žiūrėjau jūsų, tai... 3 ženkliukai apačioj turi būti. Jo, tai tas. Apie tą patį. Nu, tai jo. Tai aš fotoje atsidarysiu. Tai viskas okei, tada net nevarėsiu. Apie tą patį. Jo. Kiek mačiau, vienintelis jis ir buvo toks. Nebent vėliau kažkokie. Tai. Ką dabar čia man užrašyti? Galite vardą, pavardę. Galite nerašyti, kam tiesiog. Čia tiesiog data. Šiandien yra 2025-08-18. Ir... Jo, paaiškinimas. Tai konkrečiai jūs galite įvardinti, aš jį įdėsiu į tą, parašysiu ant protokolo atskiras planą, tas atskiras paaiškinimas. Jo. Ir viskas. Tai atskiras paaiškinimas dėl pažeidimo. Ne, tai jūsų čia neatskiras. Čia jūsų paaiškinimas yra, aš parašysiu ant protokolo, kad ant atskiro lapo. Yra tiesiog tą paaiškinimą įdėsim ir kodėl jūs manot, kad nepažeidėt. Čia paaiškinu policijai tavo tyrėjui. Jo, jūs savo nuomonę išdėstot, nuomonę ar savo paaiškinimą, kaip ten dėl ko yra. Čia jūs labai stipriai neskubėkit, kad aiškiai taip toliau. Paskui išaiškinsiu. Nes, motyvą, dėl ko aš jums parodžiau, dėl ko aš jums protokolą pažymėjau. Jūs demonstravo. Jūs aiškinkit, kad nedemonstravot, ar ne Lietuvoje demonstravot, ar... negaliu aš jums sakyti, jūs savo motyvą. Jo. Ne taip. Dar jeigu kad į tą temą, kad jums surašytas šitaip protokolas. 25.07.30 dieną 08.25 šio nustatymo diena. Konkretus laikas, kada tą elektroninė policija nustatė, užfiksavo ir uždokumentavo. Ten jūsų kiti laikai gali būti įdėti, taip toliau, bet tą dieną, kad nustatė, Facebook profilė, Darius Augustinavičius, yra jo profilio tas numeriukas, konkrečiai rašytas su visais. Aš nesislepiu niekur. Ta prasme, jis nieko negali sakyti, jūs pagal jį tiesiai patenkama. Ir profilė, kas vyksta, irgi rašo Facebook.com, ten numeris. Viešai demonstravo vaizdo įrašą sovietinių ženklų, jis ir pjauto, pažeidė. Tik tai tiek yra parašyta. Viską aš supratau. Dabar ta prasme, nes aš turiu nuotraukas, jas reikėtų pateikti ar nereikėtų, kur yra Lietuvos policijos puslapyje, Facebook'e, tai įdėta tokia nuotrauka, tas irgi turėtų būti pripažinta kaip vieša demonstracija. E-patrulio, virtualaus patrulio, Facebook'o. Jeigu jūs norite kažkuo apkaltinti... Nenoriu apkaltinti, aš tik tai ta prasme pagrįstai, kad jie tai daro. Google'e pilna nuotraukų su sovietinė simbolika, YouTube'e pilna nuotraukų su sovietinė simbolika, tai Wikipedijoje 15 minučių, LRT, Delfi, visur pilna nuotraukų su sovietinė simbolika. Ir tai yra nuotraukos. Aš paėmiau tik tai lipdukus iš TikTok programėlės. Jūs parašykit, kad lipdukus. Jeigu jūs norite apie kitus rašyti, tai aš neįgaliotas tirti kitų. Taip, čia yra dar, taip, trečiam pagal šį straipsnį atsako asmenys, kurie padarė šio straipsnio pirmojo antrojo veiklas, muziejų veiklos, visuomeninės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius ar autoritarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos lais, asmenys, kurie naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką, išskyrus dvispalvę čia Georgijaus juostą, naudojančią asmenys antrojo pasaulio karo dalyviai, vilkintys savo uniformą. To nebuvo. Tai čia yra, jeigu jūs ten kažkokie klausimai iškyla, tai yra to straipsnio trečioje dalyje, yra numatyta, kada tai nėra demonstravimo. Ne, tai aš iš viso net ir nedemonstravau. Tai mano privatus profilis, neviešas ir ta prasme... Jį viešai pasiekė. Tai kas nori pasiekė, tai mane gatvė irgi mato, bet aš esu privatus asmuo. O dabar jeigu, kad žiūrėkit, dabar... kad kuris yra
Čia? Jo. Šitas? Jo, šitas. Čia fiksuota. Bet, o čia nėra, ta prasme, duomenų rinkimas apie mane. Ne. Kaip tai ne? Jeigu kažkas renka duomenys apie mane, turi tam turėti teismo leidimą. Asmens duomenų inspekciją kreiptis. Tai, bet aš, jeigu norėčiau kreiptis, man reiktų to asmens vardo pavardės, kuris, tą daro. Tai čia ne policija tą darė. Čia policija gavo šitos duomenys, jis juos surinko. Juos rinko elektroninėje erdvėje dirbę pareigūnai. Tai yra kažkoks teismo sprendimas mane sekti? Ne, jie viešoje erdvėje stebi. Tai viešoje erdvėje, ta prasme, paprastai stebi tokius viešus asmenys. Aš nesu viešas asmuo. Ne, viešoje erdvėje, elektroninėje erdvėje stebi šitos visus... Kur yra smurtas, kur yra dar kažkas. Visokius stebi, ne vien tik jūs. Bet šiuo atveju stebėtas esu konkrečiai, nes aš esu gavęs netgi ir įspėjimus, kad būsiu apskūstas, kad bus man pridaryta problemų ir taip toliau. Aš turiu raštišką foto irgi įrodymus apie tai. Gali būti, tai viešoje erdvėje, taip, rinkta pateikta informacija viešoje erdvėje. Yra neuždrausta. Nedrausta gali bet kas rinkti, kaip pavyzdžiui, kaip buvo paviešintas mano adresas gyvenamos vietos ir su skatinimu susidoroti irgi toj pačioj viešoje erdvėje. Čia galima. O kas paviešino? Turiu nuotrauką, dabar nepasakysiu atmintinai žmogaus, kuris paviešino ir ten konkrečiai kurstimas susidorot su manim. Ir adresas konkrečiai su nurodymu, kur gyvenu, nuotrauką padaryti iš Google Maps, viską. Aš atsakyti nematęs. Tai, bet aš galėčiau parodyti telefoną, bet ieškoti reiktų daug, tai užimčiau laiką, kai reiktų jūs. Tai iš esmės, tai yra normalu? Ne, tai nėra normalu. Taip kaip ir kiti jūsų žodžiai, aš girdėjau, yra nenormalu ir aš buvo atliekamas tyrimas, bet kol kas neiškelta baudžiamoji byla, bet galiu aš iš žodžių įspėti, kad gali būti patrauktas baudžiamoji atsakomybė. Kas tai? Už duomenų rinkimą. Tai va, tai bet kada kreipėsi policija? Tai jūs tą ir darėte vaizdo įrašę. Taip, bet tai buvo atsakas tam žmogui, kuris apie mane padarė. Tai nereiškia, kad jūs galite... Bet reiškia, kad jeigu prieš jūs padarė kažkokią neteisėtą veiką, tai jūs... Tai reiškia... neteisėtą irgi galite. Žiūrėkit, jūs dabar sakote tai, kad prieš mane, jeigu padarė neteisėtą veiklą, tai... Aš tai spėju pagal jūsų žodžius. Jo, bet jeigu prieš mane, o aš atsakau, kaip aš suprantu, jeigu prieš mane padarė neteisėtą veiklą... Tai aš ką sakau, ką mačiau. Nepradėtas ikiteisminis tyrimas, bet aš pradėti. Nebuvo pradėta. Bet pradėti galima. Nebuvo atsisakyta. Supratau. Galiu su daug tų pasisakymų, bet rinkti apie kitą informaciją ir noras rinkti prašymas ir suteikti, tai yra jūsų jau neteisėta. Tai yra, jūs įvardino, tai yra prašymas. Negalite jūs... Net negaliu prašyti. Negalite net prašyti, nes tai rinkti. Tai bet fakto rinkimo nėra. Fakto nėra. Faktas, jeigu būtų faktas, tai gali būti. Tai tada baudžiakas. Taip. Nes jūs teisėto pagrindo neturite. Neturiu, taip, šitą aš suprantu. Negaliu atsakyti apie visus epizodus, aš ten jūsų nestebiu, nežiūriu.